Gera dovana. Įspūdžio dovanos per 1 minutę. Nemokamas keitimas, galimas pratęsimas. Dovanos galioja iki 12 mėnesių. geradovana.lt. Sveiki visi ponios ir ponai, sugrįžę į dar vieną netaip paprastą laidą. Šiandieną su manimi aktorė Milda Noreikaitė ir mes pašnekėsime apie aktorystę ir vaidybą ir ypatingai prastą vaidybą. Labas, Milda. Labas. Ar teisingai tave pristačiau? Nu taip, teisingai. Ar tai yra geriausia tavo etiketė, vadinkim? Ar tai yra čia geriausia dabartinis mano etiketė, čia mano geriausia versija yra, čia gerai. Kokios etiketės tau nepatinka? Influencerė? Man tiesiog, žinai, kada nepatinka, kai žiauriai daug, tada toks labai atsakingas už daug sričių esi, kažkoks ten turi viską išmanyti, bet kai aktorė viskas aišku, kad nieko neturi išmanyti, tiesiog, žinai. Nieko neturi išmanyti? Tiesiog, jo. Iš vis, tiesiog esi aktorė. Esi profesionali apsimetėlė ir viskas. Taip. Gerai, aš būčiau iš karto klausęs, tai kodėl sugalvojai tapti aktorę? Ir kitas klausimas, aišku, būtų buvęs tada, ką tu baigėjai turbūt, ar kur tu studijavai, kad galastum šios profesijos kardą, vadinkim taip. Nu tai studijavau Akadijai, pas režisierių Eimantą Nekrošių kursas buvo. Tai baigiau magistrą net, ne tik bakalaurą. Tai magistras kieno čia? Aktorinio? Aktorinio, okay. Jo. Nu jo, rašiau tą darbą tokį, žodžiu, tokį biškį, nu gal juokingesnį, negu šiaip prašo žmonės rimtai, kaip studijuoja, bet neblogas ten visai buvo. Tai va, kodėl stojau, žinok, nežinau, man taip atrodė tiesiog, kad noriu ir viskas. Tiesiog noriu būti aktorė? Tiesiog atrodė, kad noriu, nors nebuvau teatre iki tol normaliai buvus, tiesiog sugalvojau, kad noriu, jo. Tai kaip aš 6, pavyzdžiui, buvau sugalvojęs, kad aš noriu būti gaisrininku, tai tu maždaug tuo pat metu sugalvojai, kad tu nori tapti aktorė, bet tu ir išlaikai tą savo norą. Jo, gal ir išlaikiau, toks mano gal biški realesnis net negu tavo gaisrininkas, aš galvoju. Bet... Sakai, greičiau tu tapsi aktorė negu aš gaisrininkas. Blemba. Kaip matom dabar. Iš perspektyvos. Nu gerai, ne, bendrai tu teisi, taip ir man ir neišėjo tapti gaisrininku iš tiesų, tu vat aktorė esi. Kur tu vaidini, gal tada toks būtų sekantis klausimas? Tai aš esu laisvai samdoma aktorė, tai vaidinu teatre, kine, filmuose, serialuose. Viską darau realiai. O tai laisvai samdomas aktorius, kiek daug jisai čia pas mus Lietuvoje turi darbo, vadinkime? Šiaip tai čia vat yra tokia rizika, tai dauguma, manau, nes tai kaip pasakyti, tai atrodo, kad oi, tai šitą kiekvieną dieną tu čia filmuojas ir visi naują rolę iššokį, arba nežinau, gal ta mūsų industrija yra tokia nedidelė, kad čia reikia dabar ieškoti jau smarkiai darbų. Ne, šiaip tai tikrai yra kas kamuojasi ir yra tų pertraukų ir yra buvę, kai nebuvo visiškai darbų ir ten labai nedaug, tada mokiau aktorinio, ten teatro studijas ir taip toliau, buvo visko tikrai. Tai dabar taip yra, nu kaip pasakyti, pasisekė, kad kažkur tai vienas projektas, tada kitas, taip toliau ir taip viskas labai gerai dėliojasi. Bet tikrai yra buvo ir tamsių dalykų ir man atrodo, kad dauguma aktorių turi tų bėdų dėl to, daug kas renkasi ir labai nori, kad pavyzdžiui kažkoks teatras jos pasimtų kaip savo aktorių. Kažkokį pastovų savo aktorių. Jo, man pavyzdžiui būdavo visą laiką baisu, nors atrodo ir nori to tipo saugumo, bet man atrodo, kad jeigu tu jau priklausai teatrui, tai tarsi tu jam priklausai ir tu ten tau duos vaidmenį, tu būtinai turi vaidinti. O dabar vis tiek yra toks man, pavyzdžiui, malonus pasirinkimas. Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, nuvarau į sodybą, bet žinau, kad jeigu bus lievas tūsas, galėsiu išeiti. Tai vat, kažkaip grįžti. Žinai, tai vat man labai fainai, kad aš neprivalau kažkur, kur man jaučiu, kad nesiklijuoja arba nepatinka tie žmonės ir aš nieko neprivalau. Tai man ta laisvė tokia, duoda daug kūrybai, žinai, tu nepririštas. Koks yra pats didžiausias productionas? Gali būti, nežinau, gal ten kokiam Netflix'e filmuojas? Jo, Netflix'e, jo. A, ne? Netflix'e, jo. Kokia ten buvo tavo rolė? Ten buvo The Last SARS ir tenai buvau kaip guvernantė vaikų, ten visa ta šeima buvo ir ten aš buvau ta guvernantė, kuri ten irgi pagal istoriją, žodžiu, buvo. Tai visai ten toks big thing buvo. Tai atsimenu, kad net kai filmavom ir buvo mūsų, man atrodo, lietuvis garsistas ir kažkaip atsimenu taip jaunus, bet aš tokia nerodau, kai jaunus moku, žinai, nuslėpti, tokia varnėlė man prieina garsistas. Tai gera aktorė tikriausiai. Garsistas prieina, sako, Milda, sako, žiūrėk, tavo širdis žoskai daužos, man biškį trūkdo, sako.
Ai, girdisi per... Sako, gal palauk mikrofą į kitą vietą perdėsim. Tai ant tiek kalė širdis, bet tokia čia su visais, fainai. Kur smagiau turbūt dirbti, nežinau, arba prie tokio didelio produkšino, kur, nežinau, kala 140 heart rate'as, bet užtat turi tokią patirtį. Ar, nežinau, kažkokie mažesni filmavimai, mažesnės grupės, gal tada iš vis labiau patinka to, pavyzdžiui, ne priešais kameros, o priešais gyvą auditoriją, performant, kas yra tavo arkliukas? Žinok, taip ir nežinau. Man sunku atsakyti, aišku, įdomu, kai yra žiauriai didelis produkšinas, kaip, pavyzdžiui, kažkoks big thing, kur tu gali mokytis ten iš kitų aktorių, kur tikrai įdomu, kaip viskas vyksta, žinai, ten turi savo trailerį ir ten žiauriai gali filmuotis, kad tu savo trailerį esi. Aišku, kad smagu šitie dalykai, nes tada kažkaip tai tokios lyg svajonės, žinai, tos nerealiosios pildosi. Bet daug tokių fainų ir patyrimų ir su spektakliais buvo, net ir kai mes studijavom, kur buvo spektakliai, pavyzdžiui, vaidinami tarp žmonių ir tokios labai subtilios atmosferos ir tie patyrimai tokie su žmonėm, kai tu matai, kaip juos paliečia čia pat vietoj, tai irgi, dar kažkoks kitoks, žinai, jausmas. Tai negalėčiau pasakyti, kas man labiau patinka, aš kažkaip neturiu tokių, kad man taip ir ne kitaip. Tai tu prisitaikai prie bet kokio dydžio ir bet kokios apimties produkcijos, kaip supratau. Prie bet kokio dydžio prisitaikau. Taip, tą ir norėjau būtent pasakyti. O ar esi pridariusi kažkokių tai kliurkų, vadinkim taip, bet tokių, kurios, šiaip turbūt klausiu, ar išėję į eterį, arba šiuo atveju, jeigu tai yra priešais gyvą auditoriją. Yra buvę, mes turėjom ten irgi dainuoti užkulsyje tokį, ten labai jautri scena, neatsimenu, ką mes ten vaidinom. Bet žodžiu, buvo labai jautri scena ir mes ten dainavom ir mus paėmė su kolega Myžiu, akis bet toks žiaurus ir mes dainuojam ir negalim normaliai, ir visigi girdi, kad taip. Ir tada aš nebegaliu ir aš rodau kitam kolegai ištem, kai mano kolega ištem, nes aš negaliu dainuoti, kai jis ten ir jį už kojų tempia, besijuokianti tiesiog, nes mes atsigulę dainavom. Žodžiu, tai kažkoks toks buvo. O ką paskui sako režisieriai? O po to kažkaip nieko. Aš nežinau, ar ten režisieriaus nebuvo tuo metu, kad nieks kaip ir nepaskundė, bet tokių, aišku, yra buvę ten, visko yra buvo su ramentais, esu vaidinus ten, kur visiškai ne tas vaidmuo, bet nuteko, nes tiesiog reikėjo vaidinti ir ko buvo svaryta. Ir tokių buvę daug nesąmonių, pavyzdžiui, kur ten taip įsijaučiau ir toks, vis tiek tas verksmas, jis natūralus, jisai iš tavęs ateina, kad ir kokie ten būdai, kaip jį atidaryti, kažkaip pas mane lengvai atsidaro labai, jeigu reikia verkti. Kad apsiverk greit mokyti reikia, ne? Oho. Tai ten atsimenu, taip atsidarė, gyvenime buvo irgi labai šudinai ir atsimenu, taip pradėjau verkti ir paskui jau kolega negalėjau sustoti ir kolega jau toliau mane bando ištempt, o aš kad verkiu žiauriai, bet taip graudžiai blemba ir po to supratau, kad kaip pavojinga, kol dar nemokys suvaldyti, atsidaro kažkoks kanalas ten ir teka tavo, žinai, kažkoks gyvenimas, nuoskaudas, tai buvo tokių. O kai yra, pavyzdžiui, gyvas pasirodymas ir kai yra priešais kamerą, tai ar yra, kad jauti didesnę atsakomybę priešais gyvą auditoriją, nes prieš kamerą gali pakartoti turbūt teikus, ten kažkaip pats filmavimo procesas yra kažkokiais tai segmentais, tai yra didesnis spaudimas, jaučiasi tikrai didesnis spaudimas. Gal kai gyvoja auditorija, tai kadangi tu negali pakartoti, tai pradžioje yra ten, gali būti, kol dar, nežinau, pirmieji spektakliai kažkokie, tai yra didelis jaudulys ten arba kažkoks yra, bet tu įsijungi į veiksmą ir realiai tu su juo važiuoji iki pat galo, tu kaip ir net nebeišnyri, kad, kartais būna labai retai, kaip, pavyzdžiui, esi visiškai pervargęs, pradedi vaidinti ir toks visiškai čia pat vaidini ir tada, aš vaidinu. Ir staiga atsibundi toks, būna tokių kartais atjungia, bet šiaip, tai yra vientisas veiksmas ir tu kažkaip tai eini su juo ir jisai teka ir jau tu kažkaip nebegalvoji ten per daug kitų minčių, tu jau žinai veiksme. O su kinu, pavyzdžiui, prieš kamerą, taip, tu gali daug kartų kartoti, bet tu vis tiek ten atsitrauki, kol ten taiso kameras, kol ten kadro, kol ten kažkas tai būna ten, tai dažo, tai susierzini, tai tas laikas, tai tu toks turi iššokti ir vėl išlipti, iššokti ir vėl, žinai, ten jau pradedi ten bučiuoti, stabdom, jau ir vėl po to iš naujo kažkokį tą jausmą, žinai, užsiauginti. Šiaip tai ir sudėtingiau dar ir kad kamera, jinai labai kaip nepriema to falšo, jinai yra labai arti tavęs, tai tada toks irgi kažkas idėjas, žinai, tiesiog ne to žodžio prasme mikrofą tau prie širdies, tai tu labai jauti, kad tave mato ir jaučia, o scenui tu kartais gali ar jaudulį, ar kažką kitą, kaip sprogstamąją medžiagą, kaip energiją panaudoti ir, žinai, ištaškyti ir jaudulį taip išmest, o prieš kamerą, tu taip neišmesi, tu turi tiesiog jo nejaus, nes jis matysis.
Šiandien kalbame apie blogas scenas filmuose, tačiau ne visada tai yra aktoriaus kaltė. Kartais kaltas režisierius, kartais scenarijus, o kartais tiesiog įvairios kitos aplinkybės. Ką tada daryti? Juk vaidmenų tai norisi. Aktorius turi save teisingai pristatyti, kaip ir kiekvienas menininkas beje. Vienas iš būdų tai padaryti - asmeninė svetainė. Bet jūsgi aktorius, ne svetainių kūrėjas ar asmenybės aprašinėtojas. Čia į pagalbą ateina Hostinger. Net jei turite tik savo portfolio filmuką, to absoliučiai pilnai užtenka. Va, pasižiūrėkit. Pasirinkate portfolio šabloną, aprašote, ką norite jame matyti. Pavyzdžiui, Pauliaus Mykolaičio portfolio svetainė. Hostinger svetainių kūrimo platforma toks jausmas, kad žino, jog jūs aktorius, todėl viską padaro už jūs. Lengvai sudėlioja šabloną ir net tekstus pasiūlo taip pat už jūs. Reikia tik šiek tiek pasikoreguoti detalės. Kažko trūksta? Gal gero domeno? Irgi ne problema. Per Hostinger keliais paspaudimais nusiperkate pauli.us, amerikietišką domeną. Ir viskas. Keliaukite į hostinger.lt, pasvyrasis brūkšnys paprasta, nes viskas tikrai labai paprasta. Tai aš dabar mums išrinkau 10 scenų iš visokiausių filmų ir serialų, bet man atrodo, kad čia viskas praktiškai iš filmų ir ateina. Ir šios 10 scenų yra laikomos vienos prasčiausių ar prasčiausiai išvaidintų, ar apskritai į scenos kontekstą neįsipaišančių ir noriu tiesiog su tavimi jas perbėgti, jų yra labai nedaug, tai 10 ir jos yra labai trumpos. Tai pirmas yra iš filmo Silent Night, Deadly Night 2, 87-ųjų toks kažkoks unhinged siaubekas. Okay. Jo, ir čia yra labai trumpa scena, kur vienas toks bičas, jam žodžiu pakriko nervai ir jis išėjo iššaudyti visus savo kaimynus. Ir yra viena tokia scena, trumpas epizodas, kur jisai rėkia Garbage Day arba šiukšlių diena ir žodžiu, nu, va, šitą pasižiūrim. Garbage Day! No! Va, ir tas jo toks dirbtinis nusijuokimas. Dirbtinis intelektas. Nu, toks labai dirbtinis intelektas, iš tikrųjų, jo, bet toksai, sakau, aš net negaliu suprasti, ką jo veidas išgyvena, va čia pakadriui, kiek čia emocijų jisai turėjo perteikti tame Garbage Day. Tai nežinau, žmogus tikriausiai, nu, va, dar galim, va čia grinai pakadriui, bet va. Garbage Day! Kuris toks lyg ir psichopatą vaidina. Kaip tau atrodo, kodėl šis kadras yra inkapsuliuotas interneto, nežinau, visam interneto analuose kaip vieno blogiausių aktorystės pavyzdžių, toks kaip ir, nu, nežinau. Nu, gal dėl to, kad čia yra siaubo filmas, ne? Jo, ir dar antra dalis, plus 8-7, tai čia, žinai, nu, ten jau, kaip sakoma, blogai bet kokiu atveju. Tai filmas tikrai geras nebus. Nu, vat, o jo veidas yra toks Jimo Kerio komedijos veidas, literaliai, ta prasme, jisai judina, jisai, kaip pasakyti, jisai stengiasi savo veido raumenimis, tipo, parodyti, kiek jis yra išprotėjęs, bet, tipo, gal viduje net nejaučia, bet tiesiog jis įsivaizduoja turbūt, kad kažkaip taip va turi atrodyti išprotėjimas. Žinai, nu, būna aktoriai pravaro pro šalį, tikrai labai natūraliai, pavyzdžiui, rimtai labai sakai ir visi žvengia, nes informacija eina kažkokia kita. Nu, čia režisieriaus darbas sutvarkyti, kad sako, seniai, čia yra biški juokinga, čia gali būti reklama, komedija, tipo, bet čia ne visai tai, ko mes norim, bet, nu, va, kažkas nesutvarkė. Taip, tada irgi 90 metai, 3 metai, šiaip keista, 3 metai po šito Garbage Day epizodo. Manau, kad šitą esi mačiusi. Čia, vien žodžiu, pagrindinio veikėjo draugą ar draugę, ar, nu, žodžiu, kompanioną ėda troliai. Filmas yra Troliai 2. Vėlgi, siaubekas atseit, antra dalis, nu, viskas labai blogai, ne? Ir jam reikėjo perteikti, aišku, emociją, kad, o ne, troliai, nu, čia viską suprasi. Žodžiu, troliai valgo mano draugą ir dabar jie ateis valgyti mane. Ir čia irgi yra, nu, toks ikoniškas scena, nu, tokie smagus troliukai. Čia vat valgo kažkokį jau praktiškai tas žmogus kompostų yra čia tapęs, jo, ir čia vat yra pagrindinio šito aktoriaus reakcija į tai, kas vyksta. Nu, čia siaubinga yra, ar ne? Nu, tai čia troliai suvalgė artimą žmogų ir dar plus tau pačiam gresia pavojus. Ir... Tai visų pirma, labai smagu, kad aktorius pasako, ką mes matome. Čia kaip bairą pasakyti, paaiškint bairą. Jo, ir žinai, va. Ačiū.
And then they're going to eat me. Žinai, aš nebūčiau prie. Bet žinai, kas yra, jisai tipo, čia iš aktoriaus pusės, žinai, kur niekaip negaliu įti veiksmą ir patikėti, ir aš bandau savo pasakyti, ką tada turėčiau sakyti, tipo, they're gonna eat me, tipo, nu, jaus kažką. Jisai gal nežinojo, kad jį filmuoja tuo metu, jis tiesiog galvoja, gerai, dabar jie dabar valgo ją, tada ateis manęs ir dabar aš turiu sakyti kažką. Jo, tam, kad aktorius tiesiog garsiai kaupėsi, jo, aiškina savo. Ir tada kulminacija viso šito. Taip, tai yra labai labai dramatiškas. O, ne! Kažkada yra toks lietuviškas legendinis irgi vaizdo įrašas, kur bičas, kur krentu vadinasi, man atrodo, gal tiesiog taip ir rasiu. Krentu žemyn. Nu tai maždaug. Vaibas maždaug kažkoks toks, ar ne? Čia toks įspūdis, žinai, kad režisierius buvo sugalvojęs, kad nori padaryti tokį zoomą, žinai. Ir jisai gal, surėkė, bet sako, ne, man reikia, kad ilgesnį padarytum, nes aš zoominsiu. Ir jisai tiesiog dadėjo prie išlaikė tą, žinai, nu taip, nes tai buvo pasakyta. Man būtent tavęs čia tam ir reikėjo, kad tu man tokių insightų duotum, nes aš nesuprantu, kaip galima palikti tokius epizodus, bet, nu, man žiūrėk, logiška. Nu, logiška, kad tai buvo sugalvota, matai. Nes jis gal išvaidino pirmą labai gerai, sako, ne, man reiks 7 sekundžių šito ir jis tada... Ir skaičiavo. Supratau, labai gerai, tai žiūrėk, tai išteisinai. Išteisinau. Ir kadangi 90, sakykim, kad buvo labai brangi juosta ir dėl to... Jo, sakant, negalim. Jo, dabar tada kaip ir nebuvo galima perfilmuoti, sako, gerai, šitas tinka pasiema. 95 filmas Showgirls, 2 pagrindinės veikėjas šnekasi, viena veikėja tiesiog domisi apie kitos, iš kur jinai, kas čia vyksta ir panašiai. Ši scena yra tokia kaip ir gerai žinomas prastos vaidybos pavyzdys, nes čia dar bus toks vienas mini epizodas, kur jinai išmeta tą savo maistą. Valgo piktai taip. Where are you from? Back east. From where back east? Different places. Va tiesiog šis epizodas, maždaug jos klausinėjo tokių klausimų, kad ją nuraminti ir panašiai, o jinai tokia yra persistresavus ir maždaug aš iš ten, o iš ten kur, iš kitų vietų ir išmeta tą savo bulvytės, pasiema tą savo, dar kad gali pažiūrėti. Dar pažiūrėm. Different places. Nu ir dar tas, maždaug neklausinėk, aš tiesiog iš kitos vietos, ar ne, čia taip reikia suprasti. Man tai žiūrėjimas jausmas čia yra. Tai pavyzdžiui, kaip tau atrodo, kodėl aš šitą žiūrėdamas filmą ir šitą vietą, aš tai čia iš viso nepastebiu nieko labai blogo, bet kaip tau atrodo, kodėl šitas galėjo užkliūt, labai daug žmonių internete? Nu tai gal, pavyzdžiui, gal buvo užduotis duota jai, ten, kad tas išverst bulvytės. Čia yra kartais būna problema, kaip pavyzdžiui būna sugalvojama, kaip turėtų ta scena atrodyti ir ne kiekvienam žmogui organiškai limpa tas dalykas, tu vis tiek turi suderinti su sakiniu. Jis, pavyzdžiui, gal sugalvoja, kad čia turi būti būtinai taip, nes, nežinau, kitam kadre praeis ir ras bulvytės ant žemės ir koks detektyvas ir sakys, wait a minute. Nu, tipo, nežinau, kas ten toliau, bet, čia toks, arba čia jos keista improvizacija, kur būna, aktoriui kažkaip sunkiai einasi, jisai gal ten save bando įtikinti ir jisai eina, kaip vien sako, dažnai užsikurti, emociškai padeda kažkoks veiksmas. Tai sako, tu tiesiog sėdėdamas tu neužsikursi, tai duoda kažkokį veiksmą. Ir gal labai jinai norėjo emociškai užsikurti ir biški perdėti jau tos dalykus, žinai. Bet žiūrėk, čia irgi, pavyzdžiui, dalykas, apie kurį aš nepagalvojau. Nes iš esmės, jeigu tau kažkaip emociškai reikia kažką taip dar labiau perteikti, tai jeigu tu gali kažką, nežinau, stumtelt, mestelt, trinktelt, tai tu gali užsikurti. Dažnai nerimas va ten ar kažkoks toks jausmas, tai duodama yra kažkoks ir aktoriai sako, duok man kažkokį veiksmą ten, pavyzdžiui, scenai, nes, aš galiu ten atsistoti, žinai, tiesiog ten ar verkti, ar ten dar kažką, bet tau reikia įrankių, tipo, reikia veiksmo, kas išduotų, nes, pavyzdžiui, aš galiu visiškai ramiai sėdėti, bet bus kas nors stambekas, kad aš visą laiką, žinai, kažką ten krapštau, tipo, ir tas išduos, ir tau nereikės taip ten vaidinti, kaip tas prieš tai čiuos, nes viskas viduje, žinai, bet išduoda žmogų dažnai, tipo, ten koja juda, žinai, ir išduoda. Tai čia buvo kažkoks duotas pagalbinis, aš įsivaizduoju irgi veiksmas, kad gali su to maistu žaisti ir taip, sakykime, labai ant to palošia, žinai. Aš tai sakyčiau, mes labai gerai išteisinam šitą tada sceną. Labai puikiai, iš tikrųjų. Važiuojame prie, čia aš turėsiu kaip tik klausimą. Šitas tikriausiai jau šitą žinai, labai gerai, esi susipažinus, manau, su šitą sceną. Volkeris, Texaso Rangeris. It's okay, Alex.
I'm a man now. Oh, thank you. Čia beje, ką kalba beveik nesmė, esmė, ką vaikas yra pasakys. And how you doing, little partner? Walker told me I had AIDS. Taip, žodžiu, pardon. What the hell? Jo, čia yra sena iš 97, man atrodo, liktais yra epizodas kažkuris iš Vakario Teksaso Rangerio, nu, tiesiog, va, tam berniukui, ten bendrai siužete, aš dabar nepamenu, bet, žodžiu, Vakaris informavo tą jauną vyruką, kad jis, nu, AIDS, žodžiu, turi. Tai, mano... Ir aišku, šita scena yra ir labai populiarus memas internete nuo seno. Tai mano gal čia klausimas tau, čia aišku yra juokinga, nes tiesiog sakau, labai nuotaikos nesutampa. Ar yra, pavyzdžiui, tau tekę vaidinti su vaikais? Nu, mano, aš kai ten tą guvernaitę vaidinau, tai ten lik ir buvo ten tų vaikų, bet jie tokie... Ten, nu, biški palydi juos, ten ar pasakai, kad tai tu, tau, kaip pasakyti, jiem nereikia kažkokių tai rimtų dalykų išvaidinti. Didelių rolių, jo, jie tiesiog ten, arba kaip būna ten, kai vaikas buvo, žinai, rodo ten kažkada praeitį, tai jie tokie, nu, kaip būna paimti ten vos nepraėjimai, o va tokiems rimtiems vaidmenim aš taip iš arti nemačiau, bet man atrodo, kad čia yra, žinai, biški ir duotybė. Nes kai kurie vaikai turi tokį labai tokią nerealią organiką ir teisybės jausmą. Nes, pavyzdžiui, kai aš dirbdavau su vaikais, tai irgi matydavau, kad scenai vieni, pavyzdžiui, turi labai tikrą organiką, nu jie kažkaip tai vat vis tiek per save, žinai, kad ir kokį tu tekstą duosi, jie per save jį perleidžia ir kaip savo pasako. Va, turi tokį jausmą, nežinia iš kur, čia yra, žinai, irgi kažkoks įgimtas. Ir atrodo, kad jie nevaidino, tiesiog jie tą ir nori pasakyti. O kiti, žinai, ateina ir ten reikia kažką pasakyti ir pasako, kad bus ten taip, tipo, žinokė, žinai, ten kaip eilėraščius, žiūrėk, nu kaip moko ten sakyti, ten kiek būna tragiška mokyklose. Atėjo ir pasakė, tu ten ta. Ir kur būna ten ateidavo vaikai ir sako, nu čia va tokį pasirašyko, o Dieve, čia taip reikia peržiūrėti, nes esmė tame, kad, nu, vaikai linkia prisižiūrėję žaisti intonacijomis. Ir jos dažnai būna tokias biški, nu, neteisingos, išgalvotos. Kaip tą ir daro, eilėraštį tą vadinamą. Jo, tai bet, nu, vat, kai kurie, arba kaip išmušta, arba kai kurie, vat, turi tą jausmą, kad jie tiesiog pasako, kaip jie jaučia, kaip yra paprastai, žinai, nepiešia to žodžio kažkaip. Taip, tai keliaujam į jau tokį didesnį produkcioną, vadinkim, Žvaigždžių karai 2. Tai čia irgi yra puikiai internautų pažįstama irgi vieta, kur Anakinas šnekasi su Padme. Ir esmė, kad čia yra, esmė kokia šitos visos scenos, turbūt papildomas kontekstas, kad, na, tai visos tos trilogijos metu yra labai didelė kritika šitai porai ir tai, ant kiek smarkiai jie neturi visiškai jokios chemijos, nu bendrai, nu realiai. Ir visa tai tiesiog, aš manau, yra nugulę grinai ant jo, nu tiesiog šiaip negebėjimo, tiesą pasakius, išvaidinti tų tokių kaip ir intimesnių scenų ir jausmų jo. Ir va čia va yra vienas iš viena iš tokių scenų. And try to guess the names of the birds singing. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. And it gets everywhere. Gets everywhere. Nebus geras kadras. It gets everywhere. Vėl reiks kartot. Čia geriausia. Jo, ir čia geriausia, kas jiems išėjo. Nu tai vėlgi, čia turbūt tiesiog aktorius nemoka kažkaip perteikti kažkokių intimių, nu, vat kokia tavo būtų analizė, kažkaip intimių, kažkaip jausmų, nežinau, ar tau yra tekę, vat sakai, bučiuotis ten reikėjo, tai tau yra tekę vaidinti. Jeigu tu ten tikrai turi gerą bondą su kolega, spėjęs užsibildinti ir, pavyzdžiui, prasideda filmavimai, ne nuo tokių scenų, tu jau biški ten, nes mes čia turėjom filmavimus, kur iškart prasideda nuo bočinių ir taip, nu ką, nu tai... Iš karto pirmi filmavimai, žinai, prasideda. Nu tai tada tikrai yra, nu nejauku. Ai, neįsivažiuoji tiesiog, nu gerai, dabar turim bučiuotis. Jo, nu tai... Ką, nori gal kramtomas? Davai, duok. Nu, davai. Nu, yra tas toks vis tiek, tai žmogiški dalykai, žinai, kaip, pavyzdžiui, užsienyje ten turi tos intimumo koordinatorius, pas mus ten... Tai aš norėjau pasakyti, ar yra kažkokie tada priešnuodžiai, va tokiom scenom gal kažkaip, kad sukurt tą kažkokią chemiją tarp jų dviejų? Žinai, kaip, jeigu šiaip chemija toks dalykas, arba yra, arba nėra, nu, tipo, kaip ir gyvenime, nu, tu ten nori kažką pamilt, va, čia man būtų gerai, nu, bet nėra chemijos ir viskas, ir tu nieko negali padaryti. Nu, tai ir čia... Net nenufeikinti. Tarp jų tu nenufeikinsi. Pavyzdžiui, tikrai yra buvę ten teatre, ten irgi pas ten režisierių, mes ten, nu, dviese pabandykit ir mes bandom ir jisai... Nu, gal geriau Milda pakeisk betą, tu geriau pabandyk. Nu, nes nėra tarp mūsų chemijos, nu ir kad ir kaip mes ten tą meilę, nu, va, jinai nevyksta nors tu ką. Arba dar būna, kad kažkaip tai
vienas kitas žmonės kažkaip energetiškai blokuoja. Pavyzdžiui, irgi būna, kad atrodo kažkaip lik neišeina atvirai, lik nesupranta, ką tu nori, tik bumsi galva. Nu, toks, kažkas labai netaip. Dar kitas dalykas yra, pavyzdžiui, su tekstais. Nu, pavyzdžiui, tu gauni be ryšio romantinį tekstą. Aš norėjau pasakyti, aišku, šį ir tekstas yra nugaidys. Man nepatinka smėlis, jis visur prilenda. Taip, kaip tu sakai, ką tu šneki, ta prasme, prie jos dabar nepatinka. Nu, Ar yra tau tada buvę, kad, pavyzdžiui, kažką vaidinai, kaip dažnai atsitinka tokia situacija, kad turi patarimą kažką geriau, pavyzdžiui, žiūrėkit, režisieriau, o gal geriau aš čia pasakysiu va taip, o ne taip, arba padarysiu taip, o ne taip. Yra dažnai? Jo, tikrai būna, tikrai, nes pas mus tie skriptai tokie būna lietuviški įdomesni. Kur, žinai, nu vos ne kur, tipo, jis nužudė tą, tai dabar ir mane nužudys. Nu, va tokie, kur turi, pavyzdžiui, žodžiais išspręsti kažkokį neiškumą, kuris tiesiog nesudėliotas normaliai scenarijų, kad būtų aišku, tu turi žodžiais paaiškinti. Nu, kaip žiūrėjom tą sceną. Jo, ir tada, tu jauti, kad tas paaiškinimas jis yra visiškai netinkantis, tai tu bandai kažkaip spręsti arba kokiais žodžiais. Dažnai irgi meilė plėšiama kažkaip labai norima kažkokių tokių super deep pasišnekėjimų, kurie būna kartais tokie, ne nuo tavo širdies, visai tu gyvenime, pavyzdžiui, taip žodžiai neištartum, netgi būna, šitas personažas taip nesudėliotų. Aš šitą filmą tik kai žinias tiek žinių skaitau ir būna sakinys tokios struktūros, kur sakau, aš taip niekad nesakyčiau. Tai va, tiesiog aš taip niekad nesakyčiau. Ir įsivaizduok, ir tau reikia dar, tu neturi chemijos, ir tau reikia prie to žmogaus kažkaip išreikšti meilę, tekstas yra kažkoks, kur visiškai tau nelimpa. Ir tada tau sako, tiesiog paim kažkokį gabaliuką į rankas ir just go with it, ir jis tiesiog kažką krapšto, kad kažkur tai sutelk tą veiksmą į save, kad tipo jis čia tiek turėjęs praeitį ir čia turi daug ką pasakyti, bet tiesiog pasako apie smėlį, o viduj giliai ten apie daug ką turi minti. Nu čia toks, ir tada va tai va ir gaunasi. Čia vėl intimi scena, ar ne? Čia žaidžiam į tą, tiksliau atsispiriam nuo tavo tokio pastebėjimo, kad kartais tiesiog tekstai būna, debiliški ir nežinau, ir nėra ko jais pakeisti, tai ši scena taip ir vadinasi It's Turkey Time Gobble Gobble. Tai, nežinau, laikas kalakutui. Tarp kitko, abu aktoriai, geri, Benas Affleckas ar ne, Jennifer Lopez, tipo kaip ir. Bet su Jennifer Lopez yra momentų. Jie, man atrodo, netgi tuo metu gal buvo kartu. Jo, man atrodo, netgi deitino. O kokiu yra momentų, aš norėčiau. Nu, tokia, vat kartais aš žiūriu, ar jinai gal, kadangi jinai labai kieta, jinai, pavyzdžiui, nebesistengia. Arba jinai, kad turi daryti taip, kaip jai tik atrodo, gal aš šitai Peter, bet čia nebūtinai, bet jinai dažnai tokia būna, iš jos eina vienokia informacija, bet tokia padaryti, ten dažnai būna, kur kaip tarnaitė, arba žiauri neturi pinigų vaidina. Ir tokia super vargšė. Arba kur tipo vaidina, kad jinai atseit yra baisi, ne? Jo, ir tiesiog tokia super vargšė, ir taip, tu jauti, kad nelabai kartais tinka. Where are you going? It's turkey time. Huh? Gobble, gobble. Va, tai tokia va scena, va, reikėjo kažkokį tai seksį intimumą suvaidinti ir tekstas buvo laikas kalakutui gobble, gobble, tai, gobble, aš nežinau, gobble čia turbūt taip kalakutas daro, taip, kalakutas. Jo, tai ir net abu aktoriai atrodo, bent Benas atrodo pasimetęs išgirdęs. Taip. Jo aktorystė puikiai čia, nes atrodo, kad jis realiai pasimetė, nežinojo, kad jinai turės tai pasakyti. Tai čia reikia labai jau tokio fatališkumo, kad pasakyti šitokią baiką seksualiai, žinai. Tai, man atrodo, kad jai dar nėra, kad taip tragiškai. Aš tiesiog būčiau turbūt numirus su tokiu tekstu pagal save, kaip jinai matos gerai jaučiasi scenoje bendrai. Jinai visai nieko išsiteisina. Manau, kad visai dar neblogai, nes jinai jaučiasi pakankamai seksi. Man reikėtų tokį padaryti, aš turbūt mirčiau viduj 10 kartų, nes žinočiau, kad žmonės ten mane matytų gal labiau kaip komikė ir jiem būtų labai sunku mane seksovai kažkaip bandyti žiūrėti ir labiau būtų tai juokinga. Tai čia... Šitą tikrai žinai, ar nežinai šitą? Palauk aš. The Room. Jis yra skaitomas antiek blogas, kad jis yra geras, apie jį jau yra daug dokumentikų ir yra netgi, man atrodo, pilnas holivudinis filmas, kur yra filmas apie tai, kaip buvo kurtas šitas filmas. Ir čia vienu žodžiu, pagrindinis aktorius ten susipyko su savo draugė ir jis dabar išeina paventiliuoti ant namo stogo, žodžiu, truputėlį nusiraminti ir jisai yra susinervinęs, bet jisai tada pamato staiga, kad ant to stogo yra ir jo draugas. Vienu žodžiu, 7 sekundės, tai tiesiog. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Jisai buvo apkaltinęs, kad jisai sumušė, man atrodo, savo draugę ir jisai čia maždaug išeina ir nervinas, kad ne, aš jos nemušiau. Okay. Ir tada pamato savo draugę. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Nu, ir čia ir biudžetas žiauriai žemas, ir šitas bičas ir yra režisierius, ir pagrindinis aktorius to filmo. Ir nu jie tiesiog aišku, kad nepervaidins, nes ir aktorius plus, nu tas aktorius ir režisierius, šis žmogus, jis nu tiesiog talento, man atrodo, turėjo lygiai va tiek va. Tai nežinau, ar tau yra bent jau buvę gal vienoje scenoje reikia persijungti iš vienos labai sakykime, ribinės emocijos, ryškios emocijos į kitą labai ryškę emociją. Dažniausiai tai būna, aišku, kur, žinai, kažkas vyksta ir tada tave išgazdina. O nu, tai iš tokios, pereini iš teigiamos į neigiamą arba iš neutralios į neigiamą. O čia toks yra visiškai kraštutinė neigiama į visiškai kraštutinė teigiama. Nu, mes darydavom, atsimenu, Akadį tokius pratimus. Ten, nu, pavyzdžiui, pratimai tam kažkaip. Darydavom, atsimenu, kad eini ten nugriūni, nu, tiesiog nepasisekė. Antrą kartą nugriūni, tada pradedi trupučiuką juoktis, kad, nu, kaip aš šitaip, tada nukrenti trečią kartą, tu pradedi isteriškai juoktis, kad is wrong with me, tada tu nukrenti ketvirtą kartą, pradedi verkti ir tada ten vos ne penktą kartą nukrenti, pradedi juoktis ir verkti vienu metu. Nu, tipo, tu turi va tokį, žinai, laiptelius. Ir ką va toks, pavyzdžiui, pratimas iš esmės lavina? Nu, lavina kažkokį greitą, pirmas dalykas, tai suvokimą, ne kažkokias tai, kaip išsilaiptuoti, pavyzdžiui, tam tikras emocijas, galbūt kaip pereiti ir kaip tu neturi laiko, neturi va, ne kažko to veiksmo ar dar tik tai nukritimą ir tu turi iš karto kristi perimti emociją. Ir net jeigu, žinai, kažkokia tai nevyksta tiek, kiek jos yra, žinai, nu, tipo. Tai va tokie tai būna, nes tikrai reikia ten ir scenoje, ar kine, žinai, kad tu vieną veikia ir nutinka kažkokie tai staiga visai kitokie dalykai. Lygiai kaip, pavyzdžiui, būna scenos, kai staiga kažkas išsitraukia ginklą, tau čia viskas fainai, staiga išsitraukia ginklą ir matai, kad į tave taikas. Aš ten atsimenu, turėjau ir castingą į vieną irgi Netflixo serialą, ten praėjau ir ten buvo žodžiu irgi, kad tipo, tiesiog sako, nu dabar mes... Čia fainai, čia tiesiog, o dabar tave tiesiog nušausi. Ir šiaip labai nemėgsta žmonės tokių, nu, kartais yra nejauku, žinai, vaidinti labai staigiai reikia užsikurti, bet, nu, tu darai, ką gali geriausiai ir tada labai realiai reaguoji, jeigu tai būtų dabar. Ir tipo, ir va dabar įsivaizduoju, kad nušaunu dabar tave, nu, ir tu ten krenti, nu, ir viską tą darai, nu, ir turi persirinkti. Nu, ta prasme, nu, nėra kito. Ir turi suvaidinti mirtį iš esmės. Ar turi suvaidinti mirtį, nu. Ar sunkiau yra suvaidinti? Tarkim, kažką veikiai atėjo nušovė ir suvaidinti mirtį, ar aš kažkaip galvoju dar blogiau, dar sunkiau turbūt būtų suvaidinti, eini, viskas gerai ir nušauna tavo artimai ir tau reikia suvaidinti, kad tu dabar išgyveni. Va, tai nes labai daug kas, irgi, daug iš tų visų, kai atrinkinėjau tos klipus, tai irgi daug kas pasimauna, daug kur aktoriai susimauna, nu, kaip čia daug kur susimauna, bet neretai tai būna scena, kai tau reikia suvaidinti, kad netekai kažko. Ja. Ir čia yra nerealiai sunku padaryti. Sunku yra, žinai, suvokti, nes tokios scenos ko reikalauja. Visą kitą tu gali ten plius minus atvaidinti, bet pavyzdžiui, nu toks dalykas kaip suvokimas, tai jis tiesiog realiai tau turi ateiti galvą. Tu net vaidinsi ten kažkokiais vienu mostais, taip toliau. Turi matytis tavo akyse. Akyse turi matytis suvokimas, kad tu ką tik netekai ten ir mamos. Taip, ir akis, ta prasme, nu neišduos. Ir tu turi suvokti, neturi kitos išeities, nes jeigu tu nesuvoksi, nu tai tu matysi. Ir tikrai būna kažkur, kur neišeina ir tu... Nu, labai blogai čia buvo, labai blogai pakartojam, net pats prašai, žinai, nu visko būna, bet, nu, jo, tas persijungimas, nu, jisai turi būti neišvengiamai, nu, žinai, tam ir yra, nu, ta prasme, ir mokslai, tam yra daug, nežinau, darbo ir taip toliau, kol tu, nu, tą biškį pramoksi ten save prajudinti, žinai, nu, kad tai vyktų taip, nu. Pasižiūrim, kaip save prajudino tada šiai irgi tokiai puikiai scenai ponas Markas Wahlbergas iš... The Happening, čia yra, man atrodo, toks liktai siaubo filmas ar trileris ir irgi. Bet įdomiausia, ne, kad baisiausiuose filmuose juokingiausi epizodai. Jo, šiaip iš tikrųjų taip ir yra. Praktiškai visokiose siaubiakose, trileriuose ir panašiai, nes ten turbūt, nu, žmonėms turbūt kažkaip yra sunku, nu, turbūt, tai tiesiog yra sunku išvaidinti, nu, tai va, vėlgi ten netektis, baimės, nu, nes jeigu nesusidūrei, tai, nu, nežinau, jeigu ten vaidini kažkokį ten mačo bičą, nu, tai gal gali įsivaizduoti, koks jisai mačo bičas. Tai va, čia turim vieną mačo bičą, Marką Wahlbergą, ir čia skaitosi kaip jo visiškai pats blogiausias pasirodymas, nu, jo karjeroje. Planning on stealing something? No, ma'am, we're not. Plan on murdering me in my sleep? What? No.
Viskas. Šitas what no. Žmonės sako, bus išgraviruota ant Wahlbergo kapo. Šito ne kapo, kaip jis vadinasi? Antkapio? Antkapio, taip. My sleep. What? No. What? No. Bet žiūrėk, jis iš esmės nedaro nieko blogai ir jinai iš esmės... Bet mes jaučiam, kad Markas kažkaip neišvaidino šitos scenos. Dėl to, kad yra skirtingos atmosferos, ką jinai daro, ne kažkokia mistika. Dar muzonas yra uždėtas. Nebūtų uždėtas tas muzonas, būtų biški šviesiau šitam kambarį ir čia, sakytum, viskas labai sueina. Bet tiesiog, kadangi mums jinai atneša tokia visiškai drama, nu tokio mistikos, tokia jinai toks praktiškai vaiduoklis toks kažkoks stovi, ne kažkas tokio, gal net surrealaus. O jisai atneša labai realų žmogaus vaibą, kuris dar nesupranta, kad čia yra kažkas labai blogai. Nu, tipo, tiesiog, ką, ne, nu, ta prasme, jo labai reali, aš nežinau, kas buvo, žinai, prieš, kas buvo po, bet tiesiog jie vaidina tam tikrą prasme skirtingose atmosferose. Ir aš nežinau, ar toks buvo režisieriaus užmanimas, ar tiesiog jie tai paliko, ar jisai iš tikrųjų ateina. Bet žiūrėjau, geras tavo pastebėjimas, nes aš tai visai netaip žiūrėjau, aš žiūrėjau į tą sceną, kaip kad tipo... Murdering me in my sleep. What? No. Tas what? No. Bet pavyzdžiui, čia galima žaisti arba kad jisai nedavaidina, arba kad jinai biški pervaidina. Nu mes nežinome, bet tu teisingai sakai, jie tiesiog skirtingos atmosferos. Visiškai. Ir jisai nieko nepervaidina. Ir jinai savo atmosferų viską tenai varo normaliai, bet tiesiog jie netinka viens prie kito. Būna, aktoriai vaidina, tikrai yra ir atsitikę ir tam mums per filmavimus, kur žiūri filmą ir kodėl taip blogai viskas tiesiog nesuvaldyta, kad vaidina aktoriai biški skirtingose žanruose. Vieni biški tokie kaip komedija, kiti žiauri rimtai. Ir tada pradeda kirstis dalykai. Šitas geras, aš nebūčiau šitą net pagalvojęs. Iš tikrųjų, jeigu tu tiesiog atsineši ne tą vaibą. Jo. Arba esi ne to vibe aktorius. Arba net netaip parašyta, pavyzdžiui, nu, ten tekstualiai, kai kur bairiai, kur visiškai ten nepaina. Nu, ir tiesiog susikerta atmosferos ir net žanrai vaidybos. Vienas tokį labiau komediją, žinai, ten varo, arba kitas kažkokie dramatiniai, ten paimtas, žinai, iš klasikinio teatro aktorių žiauriai išgyvena, taip toliau ir netinka žanrai, tiesiog, nežinau, čia kaip, nežinau, sudėta auksės sidabrą ir matai, kad skiriasi spalvos, tiesiog. Tai žodžiu, Markas yra kiekvienas mūsų, aš manau, iš to tada išteisinamės į. Markas yra kiekvienas mūsų, o va ta moteriškė ir bendrai šito koridoriaus nuotaika yra jau tokia, nu, surreali kažkokia. Jo. Nicolas Cage'as, beje, irgi vienas iš, sakyčiau, aktorių, kuris vis laik vaidina save. Jo. Čia vėlgi yra, The Wicker Man, man atrodo, kad tai buvo siaubo filmas, ar bent jau ten kažkoks trileris apie ten didelį kultą. Ir čia, nu, jam yra bausmė, jam yra jo galva yra įstatyta į tokį, kaip matai, čia šalmą ir į tą šalmą yra pripilama bičių. Ir čia vėlgi yra skaitomas šita jo vaidyba, kaip jis reaguoja į tas bites, yra skaitoma kaip, nu, net ir Nicolui Cage'ui vienas prašiausių jo pasirodymų, vadinkim gal taip. Bet va, ir viskas. Tai kaip tau atrodo, kodėl, pavyzdžiui, šitas užkimba, kodėl šitas kadras, va šita va scena, taip žmonės, nu, kodėl žmonės taip jaučiasi dėl šitos scenos? Mano pirmasis spėjimas būtų tas, kad, tipo, iš yra apsuptas sektantų, jam jau nėra jokio išsigelbėjimo, ar ne, jam čia jau paskutinioji. Ir tiesiog aš galvoju, turbūt šita scena yra bloga tuo, kad jisai rėkia informaciją, kurią, nu, ir taip, nu, žinai, jo nieks neišgelbės, mes kaip žiūrovai matom, kas vyksta ir tiesiog ta informacija, kad kas čia, bitės, o ne akį. Nu, tipo, man atrodo, mes tokioje situacijoje nieks nerėktumėm tiek daug informacijos. Čia turbūt gal tas blogai, ne? Nu, mes tiesiog čia kliktumėm ir viskas. Aš tiesiog įsivaizduoju, kad aš irgi taip stipriai neišsižiočiau, nes tai bitės, kad man neįskristų į burną. Jo, kitas dalykas, jo, iš tikrųjų. Aš nežinau, kaip čia reikia, čia yra labai sudėtinga išvaidinti tokį dalyką, nes labai sunku suprasti, kaip toks dalykas būtų patiriamas, va, ten tavo psichikai. Nu, čia žiauriai sunku, čia labai išmanu toksai sugalvojimas. Toksai... O dabar tau įpilsim bičių jo, kaip sureaguoti. Į šalmą ir tu vaidink. Jo, ir net jeigu, pavyzdžiui, tas bitės iš tikrųjų buvo neti, nu, kaip nebuvo. Ne, jų nebuvo. Aš paskui žiūrėjau, nebuvo net jokio net muliažo. Nu, tai čia yra labai sunku, čia kaip mums būna per castingus, kur liepia, tu dabar va čia šitoj vietoj čia atsisėsi, nu, tik nėra kėdės, tu tai pavadink, kad atsisėsi. Tarsi nieko nėra baisiau, kaip su tais menamais, akademiškais, aišku, tu turi įtikėti, bet, nu, tikrai kartais užknisa, kai tu turi kažko
kažkokį tai dalyką daryti, bet, nu, nėra kažkokios taip visiškai pagalbos. Nu, tai tu natūraliai tavo smegenis jaučia, kad, nu, čia reiks kažkaip feikinti, išgyventi, nu, ir labai sunku yra įlysti į tą aplinkybę. Nu, ir šiandien irgi jiems nieks, nu, nepadeda, jeigu jų iš viso nei kažko tenai nėra aplink, nu, gal net jeigu ten šiurinėtų kažkokie keliai paleisti, jų jis kitaip jaustųsi, žinai. Nu, čia tiesiog, nu, sudėtinga taip labai išvaidinti. Bet labai gerai iš tikrųjų įėjai į visiškai paskutinį mūsų klipuką, kuris yra Birdemic arba paukščių epidemija ar pandemija, gal esi girdėjęs ar mačiau šitą filmą. Nu, toksai, jisai yra mokyklos lygio projektėlis ir taip toliau. Ir čia yra legendinė kabyklų, drabužių, nu, taip. Kabyklių scena. Tai aišku, čia per daug jos ten komentuoti nereikės, bet aš tiesiog, tu labai gerai užsiminėjai apie vaidybą su dalykais arba prie dalykų, kurių nėra. Nu tai, va, žodžiu, tiesiog pasižiūrim čia trumpą kokią nors iškarpėlę. Nu čia, aišku, montažo režisieriai, kaip suprantu, girti visi nesvarbu, bet netame esmė. Ir atkeliauja paukščiai. Paukštas tai. Jo. Ir va šita scena, va šita, va, nu. Tai čia Nu, čia yra per daug neprikomentuosi. Antro kurso etiudas. Taip. Nu, čia vidurinė mokykla tokį darykime projektą. Tai, žinai, čia per daug neprikomentuosim, žmonės, jie geri, nuoširdūs žmonės stengiasi. Bet tiesiog norėjau paklausti apie vaidybą, ar yra tenka vaidinti į kažką, ko ten nėra. Čia, aišku, ypatingai turbūt būtų aktualu kažkokiem filmam, kuriuose yra, nu, nežinau, kažkokie tai CGI dalykų, ar ne, kompiuterinės grafikos, dar kažko, kur ten būna aktoriai turi kalbėti kamoliukus kokius nors, nes ten bus kažkas, kokiuose pati esi įdomesnėse scenose buvusi, kur tau reikia, nežinau, referuoti kažką, bet ten to kažko nėra ir kaip tada nusiteikti. Pagauni klausimą? Jo, bet aš kažkaip neatsimenu, nes visą laiką, kai reikėdavo kažkas, nesprogstų, nu tai ir sprogdavo. Ir darydavo sprogimą. Jo, žinai, nu aišku, ten būna visokių, nu ten ir sprogimas, nu ten kažkokiu atveju, žinai, kad va čia sureaguok. Nu, bet tu vis tiek turi garsą, tu turi ką atsiremti. Bet pavyzdžiui, va tokių gal, kad tu stebi kažką, ko nėra, nu, ne taip nebuvę. Arba pavyzdžiui, kai tu stebi kažką, ir to nerodo, nu, ar tiesiog ten stebi kažkokius paukščius, ne, pavyzdžiui, ir nerodo ten tų paukščių, bet supranti, kad tu stebin, tai čia labai viskas okei. Bet va tokiu atveju, kai tu turi suderinti ir nematai tų paukščių ir jos dar primontuoja, neaišku, ne pagal kiekvieną. Jie tokie čia, aš nežinau, kaip Instagramo filtras sudėlioti. Čia yra 2 skirtingi paukščių maketai ir 5 paukščiai padaryti iš tų pačių maketų. Nu, nežinau, man taip gal netekia su kažkokiais ten super spec efektais. Bet, pavyzdžiui, gal yra tekę, kad, tarkim, ir jūs dabar abu žiūrite kokį gražų saulėlį, ar ne? Nu, ir ten, aišku, nieko nėra, bet tokį išvaidinti. Tokių yra tokį išvaidinti, viskas okei. Sakau, net išvaidinti ten, kad nušalna be ginklo, viskas okei. Bet kai būna kažkoksai veiksmas, kurį tu ten menamai turi daryti, arba ten, nu, vat kažkas tai labai konkretaus, užpuolimas, ne kažkoks, bet, nu, tas pas kas sakytų, suvaidink dabar, kad tave prievartauja kas nors, bet nieks nevaidins, tu tiesiog gulėk ir pergyvenk. Nu, ta prasme, nu, tai čia yra, nu, biški nesąmonė. Nu, tai vis tiek visur yra ten bent jau kamoliukas, ne, ten, kai atsakai, nu, ta prasme, suvaidinama ten su visokiais tam tais efektais. Tai yra kažkoks ten, nežinau, uždėta tai kaukė, tai kažkoks tai daiktas važinėja, į kurį tu, nu, vis tiek yra kažkaip suderinama, į ką tau atsiremti, žinai, nu, tipo. Tai gal tada iš esmės, taip, tada galima būtų uždaryti, kad šiais laikais, nu, ypatingai, sakau, filmų ar serialo produkcionuose, tai, nu, nebebūna tokių tiesiog scenarijų, nes yra, vis laik yra referencas, vis laik yra į ką referuoti. Netgi ta scena, kur DiCaprio meška tampė, ten buvo kažkoks žmogus apsirengęs, kuris tampė jį, man atrodo. Faktas, turbūt, nu, tai jo, visur yra kažkas tai sugalvota, ką tu turėtum už ką užsikibti, kas tau duotų kažkokį tai realų jausmą ar pojūtį, nu, vis tiek duodama nuo ko atsispirti, nu, nes vien tu ten vaizduotę visko nevaidinsi, nu, tu gali kažką, bet tu turi kažką vis tiek turėti ką atsispirti, žinai. Supratau. Tai ačiū labai, Milda, kad man paaiškinai top 10 ikoniškų prastų scenų iš filmų, serialų ir visokių 12 klasės projektėlių. Jo, būtinai linkiu pasižiūrėti, ką nors su rykliais, tai ten labai įdomu. Dabar jau tai darysim antrą seriją vien tik su rykliais su Milda. Šiaip yra žiauriai daug su rykliais filmų, aš turėjau tokią tradiciją anksčiau žiūrėti filmus su rykliais, kurie išeina, nes tiesiog, nu, man buvo labai juokinga, kiek yra filmų,
Ne, būčiau žinojęs, tai aš būčiau prisirinkęs tiesiog iš ryklių labai daug. Tai gerai, darysim Čia tau bus ateičiai. Labai gerai. Tai ačiū labai, buvo labai, atsiprašau už anglicizmą, insightful. Aš daug dalykų nežinojau, o dabar sužinojau. Ir iš tikrųjų labai daug dalykų man pasidarė, aiškesni, ar bent jau tada aš suprantu, kad, gerai, galėjo būti taip, nes čia vyksta taip, arba šitas negalėjo vykti taip, nes visas tas dalykas vyksta kitaip. Tai buvo labai informatyva. Tai ačiū tada. Tai su manimi buvo aktorė Milda Noreikaitė. Ačiū labai, kad žiūrėjote, ačiū jai. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir pasimatome kitoje, taip paprasto laidoje. Iki. Ačiū Brazil studijai, kad mus priėmė.